Na štai, dar norėčiau jums parodyti pavyzdinių pradinių projektų. Jos galima rasti štai čia iš karto See Examples arba per pagalbą. Taip, ir čia yra, reiškia, animacija, žaidimai, interaktyvus menas, muzika, šokis, istorijos. Ir dar, jeigu jūs turite web kamerą, tai galim į ją reaguoti, tai vadinama video jutikliu. Ir pagal tai valdyti žaidėjus. Gerai, bet mes tai padarysime, parodysiu per čia. Pagalbos mygtukas, jeigu lietuviškai pasijus, ir Explore with Starter Projects. Na, čia yra nemažai, aš labiausiai mėgstu asmeniškai žaidimus. Yra pingpongo žaidimas arba judėjimo labirinte, kaip Pac-Manas. Tarkim, pingpong. Pabandom pažiūrėti, ką jis gali. Taip, užsikrauna. Čia galim pažiūrėti šiokią tokią informaciją apie žaidimą, kaip jis buvo išplitęs, reiškia, kas iš jo darė išvestinės versijas. Oi, kaip ilgai kraunasi, nes čia daug tų versijų buvo, pas jį 8000. Na, reiškia, idėja Scratch yra paremta atviro kodo idėjomis, kad visi, kas nori, gali tais projektais dalintis. Paskui rodo, reiškia, kaip iš vienų projektų kiti išsivysto. Taip sakant, čia padarė dar su vartais tą žaidimą, matau kažkokį. Na, pačiam reikia jau pasinagrinėti. Remix 3, reiškia, perdarimų medis. Gerai. Grįžtam į normalų vaizdelį. Instrukcijos, ką daryti, galim pažaisti. O, atšoka, jeigu girdit. Gerai. Einam tada pažiūrėti, kaip tai sukurta. Yra mygtukas See Inside. Uktu, atrodo labai daug visko. Na ką, iš tikrųjų čia pažiūrim, kokie veikėjai. Kamaliukas ir pagaliukas. Aišku, pagaliukas, o jo veiksmai labai geri. Visada eina ten, kur yra pelės X-as. Reiškia, jo pagaliuko koordinatė. Na, reiškia, jis sekioja pelę. Scena veiksmų neturi, ramu. O ką daro kamaliukas? Čia aš sumažinsiu gal. Čia instrukcijas irgi sumažinsiu. Nėra jų čia baisiai daug, tik dar šiokie tokie komentarai įdėti. Taip, čia pasiūlymai, ką galima pakeisti. Taip, čia galima spustelti, kad komentarai labai neišlystų. Tik jie angliškai parašyti, o mums dabar, aišku, jau komandas rodo lietuviškas, nes kalba nurodyta čia lietuvių. Nagi. Kai paspausta, paskaitom iš eilės. Kai paspausta žalia rodyklė, nueik kažkurį tašką, pasirink kryptį, kad kamuoliukas kristų, reiškia kažkuria kryptimi. Ir dar yra, reiškia, visada eik po 15 taškų, daugiau parašius eis greičiau. Oi, paspaudžiu 2 kartus, pradėjo veikti. Ir jeigu prieėjai kraštą, tai yra kažkurį iš krašto ekrano, atšok. Reiškia, jis jau galėtų judėti. Tik tais kol kas nereaguotų į atsimušimus su pagaliuku. Kas toliau? Kita, reiškia, mintis. Jeigu lieti pedal, yra kamuoliukas. Pedal, grok atsimušimo garsą ir pasisuk bet kuriuo kampu. Standartiškai, reiškia, į viršų kryptis yra 180, o gal ir ne. Pasisuk, tai reiškia, apsisuk atbulas. Ir kad atrodytų tarsi atšokiai, bet gali vis skirtingom kryptim. Nuo 100 iki 200. Ir atšokdamas dar biškį iškart atsitrauk ir luktelk, kad spėtų galbūt žmogus sureaguoti čia, kur žaidžia. Gerai. Nu, kas toliau? Reiškia, čia jo judėjimas yra bendras. Galint komentarą irgi prikabinti kažkur tai. Čia. Šiaip judėjimas. Šiaip judėjimas. Čia komentaras. Nenori. Parašom komentarą.
raketės, pavadinsim, pagaliuko, raketės reikalai atsimušimo. Taip, kur čia dabar pabėgai? Man tai čia prikabinti. Labai susigrūdė ir matomai nesupranta, kad aš noriu prikabinti. Būk geras. Nu, tiesiog bus šalia. Taip, ir trečias yra, jeigu lieti spalva raudona, kuri yra čia, sustabdyk viskas. Nu, reiškia, žaidimas baigėsi, jeigu nukrito ant žemės. Tarkim, kad sudegė. Aš dar pakeičiau foną ir parašyčiau, kad taip, fonai. O, čia galima ir be plytų žaisti, bet su plytom įdomiau. Ir padubliuoju. Aš irgi jau Pong darysiu. Starter, Pong. Čia bus jau by Jurgis, jau mano versija. Ai ne, aš turbūt turiu paspausti. Gerai, atsiprašau, reikia paspausti perdirbamą kūrybą, kad galėčiau jau turėti jį kaip savo. Taip, tai čia bus Pong, bus jau dabar Jurgis Remix. Iš tiesų, čia yra išskaidytas, bet kiekvienam blokė, matot, visada yra. Tai galima jos būtų iš tiesų tos jeigu perkelti vieną bloką, mums tada truputį būtų painiau, bet susitaupytų vietos. Taip, ką aš padariau, esmė liko ta pati. Na ką, matot, yra judėjimas, yra raketės reikalai ir yra nustatymas, kada pralaimi. Ir dabar aš noriu, kad skaičiuotų taškus. Sukurt kintamąjį, galim pavadinti kaip norim, pavadinti iškart kiek. Visiems veikėjams. Pradžiai kiek yra 0, štai matom, ir kai atsimušam, kiekvieną kartą padidina vienetų. Na, pažaidžiam. Ui, kaip ilgai sustojo. Ai, dabar supratau, tas sustojimas, kai sujungiau visus į vieną vietą, pristabdo bendrai judėjimą. Tai šitą laukimą 1 sekundės mums nelabai reikalingas. Pašalinsiu, kad taip jau nestabdytų. O. Gerai, kažkas vyksta. Oi, dabar labai ilgai lauksim, nelaukiam. Gerai, taškai didėja. Kažkada mes galėtume surinkti vėlgi n taškų, kad laimėtume, bet darom taip. Jeigu taškai didėja, turėtų lygis vis didėti. Tai ką, kamuoliukas turėtų greitėti. Kaip tai padaryti? Pažiūrim. Kas čia nulemia greitį? Greitį nulemia ėjimas. Eik 15 taškų, sako. O jeigu mes padarytume eik 15 taškų, kur čia? Plius tiek, kiek turi, reiškia, čia 15 taškų, tai pikselių, grafikos taškų. Ir dar pridedam mūsų kintamą į kiek. Na, čia nežinau, kaip čia atrodys. Gal čia daugiau reikės įdomesnės matematikos, bet turės viskas greitėti. Pabandom. Gerai, start. Oi, o kas ant raudonos, viskas sustoja, teisingai. O dar pabandom žaisti. Ką, aš čia nemoku žaisti. 1. 2. 3. 5. Vien žodžiu nespėjau. Taip, reiškia, taškai mums naudingi dviese vietose. Rodo, kiek mes jau lygų praėjom ir to pačiu kelia sudėtingumą. Gerai, kaip dabar nuspręsti, kada pralaimi? Sustabdyti viskas, kai lieti raudoną spalvą. Tai bus fono. Fonai čia mes turim 2, su plytom ir be plytų. Gerai, be plytų gali taip sakyti. Vienu atveju, kad pralaimi, pasisakyti. Deja, pralaimėjai. Lietuviškai jie nerašo. Tai nieko bus taip. O kitas dubliuoti
ir pasakysim valio. Laimėjai. Gerai. Nagi. Dabar reikėtų, kad jos kažkada įjungtų. Einam prie scenarijų ir įvykiai. Kai paspausta žalia rodyklė, parenkam išvaizdą. Taip. Pavadinkim taip. Čia tai būtų laimėjai. Čia būtų pralaimėjai. Na, čia red brick tai siena. Dabar bus lengviau pasirinkti. Kai paspausta pradžia rodo sieną, tai iš įvykių mes norėsim gauti žinutę, bus dviejų tipų. Nauja žinia. Laimėjai. O, čia jau galima lietuviškai rašyti. Tada keisim foną į, labai paprastai, į laimėjai. Padubliuosiu viską. O kai pralaimėjai, naują sukursim tokią žinutę. Pralaimėjai. Galim dar taip pasakyti. Galima žinutę iš vis padaryti. Va, tokią. Labai aišku bus daugumai, kas įvyko. Taip. Ir žiūrim, kamaliukas mums dabar galės pasakyti. Skelbk žinią. Yra du variantai. Palauk, reiškia, palauk, kol įvykdys veiksmus tie, kas žinią gaus. Taip, jeigu lyti raudoną spalvą, tai pralaimėjai. Padupliuojam jeigu, įdedam kitą logiką, kokią nors matematiką, palyginam, jeigu duomenis, tas kiekis surinktų šiuo atveju taškų yra daugiau arba lygų gal, o į du kart paspaudžiau pradėjo veikti. Dupliuoti, nedupliuoti, daugiau už, tarkim, 3. Man čia užteks ir tiek sužaisti. Skelbk žymę, valio. Ir irgi viską sustabdyk. Taip. Na, pabandom pažaisti. 1, 2, 3. Valio, laimėjai. O jeigu būtų 1, 2, pukšt, pralaimėjai. Na štai, galite žaisti, ką galima dar daryti, sugalvoti kokių nors veikėjų, kurie čia ar skraido, ar tiesiog kabo, kaip plytos būna, žaidimas breakout yra toksai, ir juos numušinėti, už juos gauti papildomų taškų ar kažkokių lengvatų. Galima sugalvoti, kad vienas nupiešiamas, o paskui klonuojamas, kad jų atsirastų daug. Galima žaisti dviese, vienas žaistų su pele, kitas žaistų su rodyklėmis. Tam kartui tiek. Ačiū uždėmesi. Galbūt dar bus daugiau pamokėlių, nes įvykių yra žaidimams ir daugiau. Tai yra, kai tu gali su klavišais valdyti, tai būtų šiek tiek kiti žaidimai. Va tas kaip Pac-Mano stilius. Būtų įdomu išbandyti. Kitų dar aš pats nelabai išbandęs, tam kartui užteks. Ir mes esam jį pasidalinę, galim peržiūrėti puslapyje. Dar nesam pilnai pasidalinę. Mes jį turim kaip pas save, bet nebuvom pabendrinę. Dabar pabendrinu ir jį galėsite surasti tokiu adresu. Na, galbūt įžiūrite, o jeigu ne, tai notepad. Va, didėm raidėm. Arba YouTube'e bus tas adresas taip pat. Ačiū už dėmesį.